džiaugiuosi, kad atėjote čia, mane pažiūrėti ir kaip tik tai knygų pasirašyti autografų, nors šiek tiek pasistengsiu atskleisti savo biografiją. Pirmiausia, kodėl nesirodžiau, dėl to, kad iš tikrųjų nemėgstu viešumos ir man buvo labai sunku čia ateiti taip pat irgi. Supratom. Na, visi mes šiek tiek jaudinamės, bet tai yra smulkmena, aš manau. Buvo sunku ateiti ir aš tiesiog turėjau pasiversti save, kad galvoju, nesilapsysiu visą gyvenimą, vis tiek kažkaip tai reikia pradėti vieną kartą ir išlysti viešumą ir pagalvojau, kad reikia. Na, tai yra puikiai proga, ar ne? Tas buvo, kad išlendau. Na, dabar trumpai savo autografą. Na, esu Žemaitė, gimiau Varniuose pačiuose. Ir paskui mes vaikščiojom po visą Žemaitiją, iš vieno miestelio į kitą, nes tėvelis buvo partizanas, partizanas ir tiesiog mėtė iš darbo ir buvo mokytoja, bet tėvai mokytojai. Ir ką jūs po to darėt? Kaip jūs nusprendėt, kas jūs būsų gyvenimo kelias? Į farmaciją įstojau labai atsitiktinai. Farmacija, girdite? Farmacija. Tai rašytoja, kuri dirbo farmacininkė visą gyvenimą. Ir dabar dirbu aš farmacininkė, vaistinė. Ir įstojau visiškai atsitiktinai ir pagaliau dirbau visą laiką ir paskui sugalvojau, kad nebuvo laiko rašyti knygų. Na taip, jūs turėjote šeimą, turėjot? Turėjau šeimą ir nebuvo laiko ir paskui sugalvojau, kad vis tiek norėjau aš knygas rašyti ir vaikščiodama galvojau, kad kur nors kurdavau tos siužetus ir... Ne, tiesiog mintėse sukosi ir nebuvo ramybės, ar ne? Taip, vis sukosi knygų temos ir siužetai, ir romanai, aš tiesiog sugebėjau per vieną dieną vaikščiodama sukurti knygą ir pagaliau sugalvojau, kad galbūt atėjo laiką. Gerai, jūs sėdate dabar rašyti, apsisprendėt vieną dieną, ar ne? Kaip jūs sugalvojat pagrindinę romano idėją, galų galia labai keistus ir mistiškus personažus? Nu, kadangi buvau skaičius visus tos mistinius išsaulėlyčius ir žavai gerai, ne, šito nebuvo, bet žinojau, kad yra tokie fėjos ir vilkolakiai ir pagalvojau, kas galėtų mano ten knygų įmūti. Galvojau, kad nėra, tikrai ne vampyrai, ne vilkolakiai ir ne... Taip, jau baisus jie labai. Ir paskui įsirutuliavo berašant, kad tokia tema, kad geno mutacija, tiesiog tokie vandeniai. Vandeniai ir undinės, ar ne? Paniro tiesiog į povandeninį pasaulį, kuris kažkodėl yra žemėje. Galbūt dėl to, kad pagavom prieš jūrą, prie jūros, pagalvojau, kad man ta tema visai būtų įdomi. O pati maudytis mėgstat? Labai. Nu, tai viskas aišku, tada gerai, keliaujame toliau. Žodžiu, pagrindinė idėja, kiek jūs laiko rašėte pirmąją knygą? Faktiškai apie knygas rašiau po pusę metų. Ar jūs girdite, žmogus niekada gyvenime nerašęs knygų, iškepė knygas, na, kaip iškepė, parašė per metus laiko. Faktiškai per metus, jeigu būčiau norėčiau greičiau dar parašyti. Bet dar jūs dirbote vaistinėje, taip? Taip, dirbu vaistinėje. Na, matot. Tai čia tokia užklasinė